dalyviai, tai šiandien įsiaiškinsim, kaip tas skaitymo virusas yra jų labai pakenkę su tuo skaitymu. Matote, vaikai, pažiūrėkit, čia yra visas jūsų skaitymų medis šios vasaros, bet aš tikiu, kad ten tų lapukų tame medyje padvigubės, tikrai padvigubės, kadangi labai daug dalyvių yra, kurie užsirašė ir kurie šiandien neatėjo. Ir aš šiandien labai suprantu, kad yra kita tokia bacila, kitas virusas, tai olimpiados virusas ir ypač šiuo metu krepšinio virusas. Tada šiandien, kurie atėjot, visiems valio! Pasiplojam patys. Todėl, kad jūs esat patys tikriausiai skaitytojai. Dabar pažvelkite va šitą. Pamatote čia? Yra jūsų pavardės, jūs vėliau galėsit susirasti savo pavardės. Atsiprašau, jeigu kartais kurios nerasit savo, pasakykit mums. Tai pasakykit. Tiesa, jūsų užsirašysių yra žymiai daugiau, bet mes čia sudėjome tik tai tuos, kurie tikrai jau atnešė perskaitytų knygų. Gal jų pasipildys, aš taip tikiu, kad tikrai dar pasipildys, nes yra labai mūsų daug išvažinėję. Vaikai, šitą skaitymo viruso programa, vasaros skaitymo programa, prasidėjo Liepos tik tai mėnesį, praktiškai birželio pabaigoje prasidėjo. Jūs visi gavote buklečiukus, gal ir turite tokius lankstinukus. Ir aš tikiu, kad jūs visi esate čia pasižymėję, kiek knygų perskaitėte. Tai yra lipdukus, turite. Tai va, be to, jūs rašėte taip pat ir skaitimo receptus savo aplinkiniams, savo šeimos nariams, savo draugams, savo pažįstamiems. Ir šitų skaitimo receptų, va, aš jau turiu visą pluoštą. Ir aš manau, kad jūs labai daug dar jūs sunešit, bet mes panaudosime juos festivalio metu. Skaitimo receptai. Galime duoti, va čia mūsų dalyvauja pavaduotoja ir vadybininkė, jos pasižiūrės, kaip jūs gražiai raginat skaityti savo draugus. O dabar, kadangi skaitymo virusas, ne, ta programa taip vadinasi, tai jeigu mes sulygintume tą virusą su kokia nors kita liga, nu, sakykim, su gripu, pasakykit man, kaip yra, kokie yra gripo požymiai. Kokie? Tai gripo sušertas. Karščiavimas, teisingai, kas dar? Sloga. Tai būna sloga, užgulta nosis, kas dar? Galva svaigsta. Prašau? Gerklės skausmas. Taip, ir gerklės skausmas yra. Ir tikriausiai paguldo, kur tas virusas? Į lovą, išsekina, ne? Sulėtėja reakcija į aplinką. Taip, kas dar būna? Kas dar būna? Pulsas gal padažnėja, ne? Taip. Silpna. Silpna būna. Ne, nu, žodžiu, susilpnėja reakcija į aplinką, bet sustiprėja reakcija į savo paties lygą. Tai jeigu dabar mes kalbėtumėm apie šitą skaitymo virusą, mes labai greitai išsiaiškinsim, kaip jūs čia esat smarkiai užsikrėtę. Nes čia yra va tokia ekspertė, kuri patikrins jūsų sveikatą. Tai dabar, jeigu kalbėtumėm apie skaitymo virusą, pasakykit, kas atsitinka, kai jūs labai pradedate skaityti knygas. Nu, nebe taip, kaip paprastai, bet šiek tiek daugiau. Taip, teisingai, akispūdis tai vienas dalykas, daugiau. Teisingai, labai teisingai. Nors vasarą tai dabar negresia, bet mokslo metais tai tikrai tai būna. Kas dar būna? Nereaguojam į aplinką. Taip. Ir čia bibliotekininkės pastebėjo, kad kai kurių lankymasis į biblioteką tai tiesiog padažnėja. Greitis tik atlekia, tik tai Valentinas, tik tai naršot, kurios knygos yra labai geros, populiarios, tik tai stveria. Pagreitėja skaitimo greitis. Kas dar? Nieko nebadarom. Taip, nieko nebedarot, o dabar reikia šitą momentą įsiaiškinti. Tai kur, tai ne, pirma, kada, kokiu paros metu jūs skaitot knygas? Dieną, vakarą, naktį. Ir naktį, va. Dabar papasakau, kaip naktį skaitai knygas. Ar leidžia to skaityti? Jau naktinė lempa užsidėlė skaitą. Kaip skaitai? Ar mama tėvelis barasi? Jie miega, nemato. Nemato. Labai. Tikras skaitimo viruso požymis, tikrai. Na, daugiau vaikai, tai naktį, naktį, kai nieks nemato, turbūt jis slepiesi nuo tėvų ir skaitai. Tai mano akis dar negeras yra, tai reikia slėptis. Supratau, dar reikia slėptis.
Nu, o kas dar, kaip skaitot ir kur skaitot knygas? Lovoj. Lova turbūt yra pati populiariausia vieta, ar ne? Dar į lauką? Kurioje vietoje? Kieme. O kas esat skaitę knygas vonioj, sakykime, kai maudaisi? Pleže, gamtoj. Yra tokių? Irgi skaitai naktį. Prie ežero gamtoj, taip. Tarp kitko dabar ispanai pradėjo leisti knygas vasaros skaitimui, kurias galima nusivežti į pliažą ir jas gali, ten būna tokios keistos greitos bangos, kurios aplieja. Tai žodžiu nebijo, nes išlampa tokia knyga. Žodžiu specialiai turim vasaros skaitimui. Nu kas dar? O ką, aš matau čia vaikų, tokių labai nedidelių, žinau, kad čia yra atas, kuriems skaito močiutė arba mamytė. Va, kokį skaitytoją turim? O tau kiek metų? Ar tu jau pats skaitai, ar tau skaito? Pats skaitai, nu tai tu tikras šaunuolis berniukas. Ir tu dalyvauji mūsų programai, taip? Taip. Gerai, vaikai, tai išsiaiškinom, kad knygas jūs skaitot bet kada, dieną, naktį, vakare ir mokykloje per pamokas, kurie nors skaito. Nelabai leidžia, ne? Nu, per pertrauką, o čia jau didelis dalykas. Per pertrauką skaityti, tai žinokit, jau tikrai matosi, kad jūs esat užsikrėdę to skaitimų knygų graužikai. Kiti sako knygų žiurkės, bet aš nevadinu. Nes tie, kurie skaito knygas, yra labai gražus visi. Jokiais būdais nežiūrės. Sakiniais. Gerai. Tai žodžiu, sokiniais, ne? Sokiniais aš matau vieną, dvi. O kam pablogėjusios akys nuo skaitimo? Gal pamėginkit atspėti, arba kiekvienas pasakykit, kuri knyga jūs užkabino. Princesės dienoraštis. Princesės dienoraštis, o jumkas? Geriausias draugas. O kur draugas? Princesės dienoraštis. Račicko nebaigta. Šitą, Vilsono, labai populiari autorė. Tai iš naujų čia. Čia iš naujų. Kas dar? Račicko nebaigta dienoraštis. Ai, Račicko. Mūsų lietuvių autorius, tu matote? Geras autorius. Kas jums mesaitėsi? Irgi princesės dienoraštis. Eina į pačią populiariausią knygą. Tai yra, bus tikriausiai išrinkta. Aš noriu dar tuo pačiu pasakyti, kad rugsėjo 12 dieną mes darysime skaitytojų festivalį. Jau ir žinoma valanda yra 14 valanda. Tai iš anksto žinokit, paplatinkit visiems ir savo draugam, kurie skaito, ir žodžiu, žinokit ir ateikit. Nes čia bus bibliotekoje, bet ko gero bus gal salėj. Nes į šitą festivalį atvažiuos dar ir iš Kelmės atvažiuos, ir iš Joniškio atvažiuos, ir dabar nebežinau, dar iš kažkurio rajono atvažiuos tokie pat dalyviai, kurie dalyvauja skaitime kaip ir jūs. Tai va, žinokit ir paplatinkit. Dabar vaikų. Tai va, patikrinsim ir nustatysim, ar iš tikrųjų požiūrės. Labai. Nu, tai gerai. Dabar dar pasakykit, kuris iš jūsų čia esančių yra perskaitęs daugiausiai. Aš žinau, kad Adas yra 7. Dabar prašom po vieną kiti. Gydytis. Galim ir suaugę visi. Tam prasidės. Kiek tų knygų esi perskaitęs? Pažiūrėsim, aš viskas labai padažnėjęs, kai močiutė skaito, kas tas skaito. O kad brolis skaito? Neskaito. Mama ir močiutė, o kas daugiau? 13 autų. O kai skaito, tau širdelį daužosi labiau kas nors, kai patinka tą koks yra. O nelabai išmokė. Iki 17.